Labą dieną. Sveiki. Žiūrėkit, čia prieš 3 dienų, matot, mes čia į bažnyčią užsisakėm kebabą. Ir žiūrėkit, aš su kunigėliu suvalgiau pusę ir žinokit, pasižiūrėjom su kunigėliu, jisai sako, kad čia yra satanistų darbas kažkoks, nes abudu negerai pasijautėm. Matot, mes esam tikinti žmonės, tai kaip jūs taip, ta prasme, kodėl, kaip čia gaunas? Žiūrėkit, kas dedasi į tą kebabą. Kas dedas? Nežinokit, užsisakėm prieš 3 dienas ir kažkaip, negera. Ir tikrai, matot. Prieš 3 dienas, tai kad tai išsipirkot? Šeštadienį, sekmadienį? Šeštadienį. Nieks nesideda, dedas bulvytės, pasikepa mėselės daržovės. Žiūrėkit, nes patikrino kunigas, sako, čia tikrai yra satan, čia yra kažkas ne taip. Dabar žiūrėkit, ar pas jūs yra ta palaiminta ta kebabinė, nes žiūrėkit, mes esam vienuoliai ir tikrai kažkaip ne kažką pasijautė. Jūs juokaujate, taip? Žinokit, kad ne. Jeigu mes, pavyzdžiui, su kunigėliu atvažiuotume ir su švęstu vandeniu, patikrintume tą kebabą kaip nors. Jūs tą kebabą sakėt, kad suvalgėt, taip, tai mes jo nebeturim. Mes pusę suvalgėm ir tada bloga pasidarė. Žiūrėkit, mes, kai jūs matėm, tai matėm, kad kažkokia dvasia ten liktai iš mėklą praskrido. Aišku. Atsiprašau, žinokit, aš neturiu laiko taip juokauti. Čia jums skambino Vienuolyno radijas ir linkime jums gražios praėjusios Velykos. Ačiū. Viso. Viso.